Sveiki, nu ką, filmuojam toliau, žiūrim kaip spiečiuks mūsų. Visa operacija pavyko sėkmingai. Bitikės jau naujuose namuose, plastikiniam polistiroliniam aviliuke darbuojas. Apsiprant savo naujos namuose. Žiūriu, kažką parneš, gal biškį žiedadulkių. Tai va, viskas tvarkoja. Bitikės savo namuose, spiečiuks ten bičių nebesimata, visas vienu žodžiu vietoje. Bet dar aš jums turiu vieną siurprizą. Šalia rojaus medžio atskrido dar vienas spiečiuks šiandien. Aš jau viską esu paruošęs joms, naujus namus. Padėjau aviliuką. Tikiuosi jos pačios sueis. Bandysiu net nepurtyti. Spiečiuks gal biškai mažesnis, apie 3,5 kg. Ką tik pakišau aš joms aviliuką. Tai vos stebėsim, kas čia vyks. Šiandien gera diena, šilta. Kaip štik bitėms spiesti. Kol kas medūnešė nėra tokia didelė. Tai jūs matot sumastą spiesti. Žiūrėjau savo avilius, tai ten spietiminės nuotaikas nesimato, o čia matyta atskrido tikriausiai iš kaimyną. Kiek aš įdėjau 1, 2, 3, 4, 5, 7 rėmelius, 3 pasiūtus ir 4 su plokštelėm. Kad būtų užsiėmusios darbu. Nes spietyje yra praktiškai visas jaunas bitės, joms reikia duoti darbą. Ir žiūrėsim, kaip čia toliau viskas vystysis. Prašom, 2 spiečiai. Vienas vakar, vienas šiandien. Tai ką, iki kito kartą susimatysim, kas bus naujo video apie bitelės. Bus naujų video, sekit, laikinkit, dislaikinkit.